Kai Donatas susirgo, iš tikrųjų net nežinojom, kad susirgo, netyčia pastebėjau ant kaklo guzą, kuris mane suneramino ir nusprendėm kreiptis į gydymo įstaigą. Bet aš labai buvau sunerimusi, nes mums pasakė, kad reikia laukti 2 savaitės chirurgo konsultacijos. Aš sakau, negalėsiu užmigti, nes man tikrai neramu, ir mes nuvažiavome į Santariškių klinikas. Ten mus patikrino ir paprašė atvažiuoti kitą dieną, kad pasižiūrėtų echoskopuotojas. Pasižiūrėjo ir mūsų nebepaleido, pasiguldė į ligoninę, padarė biopsiją ir mes jau sužinojome diagnozę, kad jis serga Hodžkino limfoma. O svajonė, po truputėlį toks kelias buvo, kad aš netyčia važiavau liftu iš namų pas Donatą į ligoninę su tėčiu tuomet buvo ir susitikau Miglę su paspirtuku elektriniu, su Kaspinu. Ir aš paklausiau, sakau, tikriausiai čia svajonė kažkuriam vaikui. Pasakė, taip, sako, o jūs vaikutis ar pildė laišką? Aš sakau, nepildė, jis nenori. Jis buvo nusiminęs ir nenorėjo nieko neįrašyti, sakė, aš netikiu tokiais dalykais, taip nebūna. Bet vyresnį pusseserė jam pasakė, kad pabandyk ir kartu išpildė tą laišką. Aš nusinčiau Miglei, susisiekė su mumis. Ir nudžiugino, kad visgi ta svajonė išsipildys. O svajonė buvo turėti galingą žaidimų kompiuterį nešiojamą, tuo pačiu, kad ir mokslams tiktų, ir pažaistų laisvalaikiu. Nes turėjo jau seną kompiuterį, tai ir išsipildė ta svajonė. Šiandien pavyko išpildyti Donato svajonę. Mes kartu su teniso bendruomenė surinkom tam tikrą pinigų sumą, kad galėtumėm išpildyti Donato svajonę, tai yra nupirkti jam kompiuterį, su kuriuo jis visų pirma, aš tikiuosi visų pirma gerai mokinsis, o po to dar ir gerai žaidimus. Tai man, pelytė ir draudimas kompiuteriai. Žinai, kai vaikai, tai kažkas ten nepavyksta kažkas, tai kad kompiuteris būtų apdraustas, dar ir apdraudimų. Kompiuterį 5 metam. Žinoma, tą padarėm tik su Rimanto Kaukėnu ir Rimanto Kaukėno paramos fondu. Smagu, gera, labai jautri, šilta, graži šeima, daugiavaikė šeima, kaip sužinojau. Tai tik gražūs ir geri žodžiai, kaip ir turi būti turbūt. Dar norėjau pasakyti, kad per teniso turnyrą man labai sunkiai sekėsi įgyvendinti visą svajonę, nes labai daug nesklandumų buvo. Tai grįžau vakare labai liūdas, nes net pusės sumos nebuvo pavykę susirinkti. Ir noriu padėkoti labai Kęstučiui Jasiūnui ir jo žmonai Kristinai. Jie vienu pavedimu išpildė beveik visą Donato svajonę. Taip kad Kristina ir Kęstutį jūs esate nerealūs visiškai. Dar noriu padėkoti Grill London, kad leido ir sutikė erdvę, skaniai pamaitino, pasirūpino mumis. Tai dar kartą ačiū. Labai norime padėkoti kartu visa šeima, kad padėjote išpildyti Donato svajonę Simui Kučui, tenisininkui, kuris organizavo turnyrą, ir kitiems žmonėms, kurie dalyvavo ten ir padėjo išpildyti Donato svajonę. Labai ačiū. Ir visam Rimanto Kaukėno fondo ačiū labai.